Šiandien mūsų herojus dar kartą visiems pristatys yra Martynas Stepanavičius, žaidžiantis MTT ir Triceros, tai pasižiūrėsim ją Hand History, truputėlį panagrinėsim, ką galim patobulinti žaidimą ir tiek. Važiuojam, ne? Skipinsim viską, kas yra neblinduose ir kas yra iš viso unplayable iš esmės, tai nebent tu pats matysi, kad ten gal buvo kažkoks spotas, kur tu kažką fancy sugalvojai padaryti su visiškai ATC. Ok. Nesijungi čia. Nežinau, čia po to dar kas nors gali čia sugalvoti, ką nors kokią mūvą. Nemanau ir verta čia. Plius iš UTG atidarinėja tikrai aukštesnį tūzai, tai. Nu jo, aišku, jeigu suprantat, visi blogi Man tai žaidėjai yra, video aš 100 vėluoja, planą žinokit. dirbti. Užstrigę viskas yra. Nu gal atstriks. Tau Martyna normaliai, Jo, ne? man viskas gerai. Tai žiūrim, gal atstriks, jeigu ką, prisijunk iš naujo, gerai? Ok. Šiaip aš tai sakyčiau prieš silpnesnius žaidėjus, tai nu, šitie iš statų, kiek matau, nėra patys silpniausi, bet prieš silpnesnius tai galim šit tikrai 100 blind deep jungti su tūzais siūtėt ir bandyti pasigauti kažkokius taip not flushus arba not flush draws ir sužaisti. Bet nėra kritinė klaida, faktas. Ok, gal gali tada iš karto pakalbėti truputėlį apie savo preflop sizingą, kodėl 100 big blind deep pačiai turnyro pradžiai be ančių jokių Na, aš dabar žiūriu, tai galvoju, kad čia turbūt toks buvo instant betas, bet kadangi multitablinu, bet dabar tai tikrai įdėčiau. Ančių nėra, tai tikrai norėčiau daugiau įdėti čia. 2,5-3 Ką žinau, 2,5 gal jo koks įdėčiau. minimum bent jau. Jo. Vis tiek, nes čia Nes va, vis tiek labai nori- daug limpins visi, tai. Jo, ir nori su savo pilnu range iš tikrųjų buildint tą potą, nes čia netidarinėsi žiauriai plačiai, tai nori turėti jau stiprus tos handus, kai atidarinėsi Jo. normaliai tą sizingą, tai automatiškai, kad susibalansuotų. Gerai, įdomi situacija. 3 pakolona, flopas ir tinka ir netinka. Ką veikiam? Nu, realiai tai čia, aš manau, kad čia vis tiek reikėtų defendinti savo handą. Ir betinti kokį, nežinau, ten kokį 100% gal. Jo, Tiesiog. aš sutinku. Ko gero, Nes turi pot geriausią kontrolinti handą, čia jo, jeigu- neverta, nes čia frikardų duoti neapsimoka, čia gali vėliau traukti iš tų širdžių. visiškai. Bet čia jau reikia atsargiai labai žaisti, iš tikrųjų. Nu jo, čia jeigu jau Kažkas kolinai ir atsižaidinės jau ir taip pasiduoti toliau. reikia. Tai. Praktiškai, jo. Nu, apie ką ir kalbam. Kad dabar jau kaip ir sueitų dar didesnis sizingas, ta prasme, 3,5, tai minimum vėlgi, turi building potą. Equity numušinėja labai smarkiai, kai visi kalna ir mažą potą tenka žaisti. Nu, okei, gaunam 2 callerius, Čia flopinam top check setą. backinam. Jo. Nelabai yra iš ko vėl įtraukti, Nu, čia. tai jeigu patys subetino. Ką dabar veikiam į betą, kolnam? Taip, aišku, kad kolinam realiai tik. Nelabai yra ką reizinti. Ir dabar. Nu ir riverį toksai savotiškas sprendimas. Nu vis tiek reikia betinti, manau, dėl vėliau visokios aštunkės gal pakolintis. Tūzų čia nelabai yra poketai, gal kokie dar, nežinau. Čia. Gal koks random dupėras, ne? Jo. 8-7 koks nors. Panašiai. Nu, Aišku, jeigu reizino, ką darai? Tenka mestis lauk. nu, čia greit, nežinau, šiaip realiai dar reikėtų pagalvoti, bet, Nu, ar jis reprezentuoja tą Nu. pataką, šį gali turėti tą pataką. Iš viso nu. sunku būtų patikėti. Tai dedam nedaug, aišku, bandom ištraukti vėlą iš kažkokio tai vidutinio stiprumo handą, nes ir tu čia nelabai ką repinai iš tikrųjų, tai žinai. Nieko neįvyksta. Okei, padiskutuojam, nes aš manau, kad čia yra Kas? blogai. Nu gerai, čia tarkim 3x, nu, okei, tai 3-6 iš ankstyvos Už- pozicijos, be pozicijos nesiūtėt. gal susuitų nebent. Ja, siūtėt aiškus, kad kalantam. Offset čia bus problematiškai iš tikrųjų žais, nebent čia žmogus žiauriai plačiai atidarinėta, bet kol kas tai nerodo jisai tiek daug agresijos, kad kalant. Tiesiog deginsim čipus.
Kolandami be pozicijos prieš, ypatingai prieš, prasme, aišku, jeigu žmogus iš vėlyvesnės pozicijos atidarinėtų ir šiaip būtų pakankamai aktyvus, kad ten turėtų ir blogesnių karalių ir taip toliau, tai gerai, mes tam prasikolandam visai normaliai, tai turi King Jack offs, bet prieš early position openerį, kuris nemanau, kad ten plačiai atidarinėja, tai biškai. Bet gerai, Išdominuoti esam, Ai, apie šitą handą kalbint. Nes aš Ne, apie apie King tą Jacką. 3-6 sakau, kad, tipo, nu, jeigu ten, tarkim, nusikolinti, tai ten ką, ten gali reprezentinti tada tik tais žemas kortas, ten visus draw ir panašiai, tada gali outplane bandyti prieš šios strong range, tarkim. Nes tu realiai kaip ir žinai, kad pasistipros kortos, tai gali bandyti išmušti ant visų skaičių. Jo, bet ar verta tiek levelintis, žinai, ir tikėtis, kad žmogus supras, kad tu tenais reprezentuoji tą. Matai, biškai toks per sudėtingas gaunasi žaidimas, ar verta tokiam lygyje tokį sudėtingą bandyti Nu, jo, bendru čia. tokią dinamiką ir range'us tokius susidėlioti. Jo. Ok, o čia dabar atvirkščiai. Viskas labai mums tinka, iš esmės esam pakankamai deep, kad setmininti ir atidarinėję iš ankstyvos pozicijos, tai vis tiek stipresnį range atidarinės, kas reiškia, kad galėsim pastekinti gan nesunkiai galbūt. Tai nematau šią tribetą, iš tikrųjų. Ypač su trojkam, kurios nieko neblokuoja ir, nu, ta prasme. Aš nežinau, aš tiesiog norėjau pasiimti banką, man rodos, nes nežaisti, bet... Jo, nes šiaip early positioną, tarkim, teoriškai, ne, nu, tarkim, mes nežinom, kad jisai ten plačiau atidarinėja, neturim tokios informacijos, tai vis tiek atidarinės tą savo top range'ą, tai tu su tribetu išmuši galbūt keletą geresnių porų už savo, ne, bet visas kita liks labai Ne, tai stiprus logiška, range'as. kad jo, visas stipresnis range'as kolins, tai tik tais... Nu, va, ir čia praktiškai mes, nu, visiškai galim net nežiūrėti, kad mes čia turim trojkas ar netrojkas, ar ką mes čia turim, tiesiog mes bandom tribetų reprezentuoti po to ir išmušinėti kažkokius tai overcardus, tarkim, ace-kingą, ace-queeną, kuris nefarbetina, žinai, ir nieko neflopina, ir nieko nedarys. Bet čia vėlgi toks, nu, labai jau advanced tribetas gaunasi ir nemanau, kad jis bus pelningas langranė iš tikrųjų. Neišeis tiesiog sužaisti. Tai praleidžiam toks. Dar pats sakei, žinai, reikia tight ganėtinai žaisti tai pradžiai, bet pats įmis spotas toks. Čia, žinai, toks. Nu, čia faktas, defendinam, kolinam cibetą, žiūrim, kas bus toliau. Checkbackino, tai, nu, iš esmės tai teoriškai galėtų checkbackinti ir, žinai, overpair. Tai klausimas, ką mums čia riveryje dabar daryti. Aš taip traukiam, čia mano vėlių vis tiek. Nu. Iš tūzo ir žemesnių poketų. Nu jo, bet čia vat visiškai nedaug reikėtų dėti ir bandyti tikėtis, kad nukolon, žinai, su jais high ir panašiai. Ir aišku, jeigu tu betinai ir tave reizina, tai tenka tau nusimesti, nes sakau, pilnai tikiu, kad Jackas plus čia galėtų turėti, nes nu, tiesiog kam jam betin turi ne per daug. Ok, čia viskas pavyko pagal planą. Ok, nu čia vėl viskas standart, ne, 2 koleriai, bet visą banką. Yra kas blogiau kolina, tikrai blogesnių tūzų yra kažkokį draw. Visi nieko neištraukime, kas tas. Skipinam. Vėlgi nėra ką komentuoti. Šiaip openas gal tokia lose labiau pusė, bet nėra blogai. Man tik nepatinka, galbūt sizingai, gal taip ir Biškai didžiąją pusę, aš pats žiūriu dabar, man irgi kliūna akį labai kažkaip. Gal labai, sekmadienio turas čia yra, jisai ir multitable daug. Jo, tai tiesiog minreizus dėdavai flop, bet galima, žinai, tą buttoną pasidaryti, ten 2,5x ar panašiai bent jau dėti, nes, nu, tiesiog. Aišku, gerai, kai stalas yra taitesnis truputėlį regų daugiau, kurie net tiek daug kolona, žinai, prieš flopą. Gerai, tu multivai tiek daug neprisišūki, bet kai būna fišų stalas, tai tu nori tarsi tai stipresnį savo range, žinai, biški ir daugiau dėti ir izoliuotis labiau tas, žinai, nu, tu prasme, vis tiek, viens prieš vieną idealiausiai yra išeiti į potą, o ne 3 ar 4, panašiai. Nu, okei, iškrito, ne, overcardas, čia nuo big blindą primetė su beleko tikriausiai, čia žmogelis irgi, kiek matau, cold callina, praktiškai viską, tai
Tai atsibetinam, protektinam savo handą, po pusę potų daugiau čia ir nereikia ir žiūrim, kas bus toliau. Gaunam kolą, iškrito ketvirkė, kažkas užsidarė, kažkas neužsidarė. Ką veikiam turne? Kokias opcijas matai čia nais? Nu, realiai, jeigu, tarkim, jis čia su beleko, realiai čia defendina, tai labai daug drojo. Ir čia ta ketvirkė galėjo jam užpildyti. Tarkim, 7-8, bet to pačiu čia ir flush draw galėjo likti, arba galėjo kolinti su visokiam šeškiam, pitakais. Tai realiai aš... 7-8. Jo, aš manau, kad čia reikėtų dar turne betinti vis tiek, nes trauki velių dar vis tiek iš tų ir kaip ir defendini dar savo handų. Jo. Ne kiek dažnai į tą damą turės, nes... Jo. To labiau, kad į turnę tą damą būtų pats įbetinęs dėl tokio bordo, tai... Gali tikrai bandyti betint, Žodžiu, betinam, žiūrim, truputėlį protektinam ir perkam, galim sakyti, riverę showdowną, nes jeigu jis turi damą, tai faktas, kad jis nefaldins, bet kiti handai gali dar su blogiau nukaunti ir nereikės riverėje spėlioti, ar jis turėjo damą, ar misino flushą, ar dar ką šitą turėjo, ne? Nes va dabar jis kai tik įdeda ir tau tenka spėlioti, žinai, čia aiškus viskas praktiškai susidarė, kas tik galėjo, visokie tuperai, streitai, flushas susidarė, netgi damas nebytinam, praktiškai pati blogiausia korta, kokia tik galėjo būti, bet esmė tokia, kad mes dabar pradėsim spėlioti, jeigu jis betina. Jeigu nebetina, aiškus, nebėra reikalo, iš nieko, vertės nebėra reikalo, nebėra iš ko traukti, checkbackim, tikimės, kad laimėsim prieš kokį tūzą 6. Ok. Galim rezoliuot, galim checkti, šiaip visai tinka. Limpas jau pakankamai didelis iš smallblindat. Turės daug brėdo visokio. Gerai, cebetas čia viskas tvarkinga, aiškus, ką dabar veikiam turne, ar mes double barrelinam, ar ne double barrelinam, ko mes čia tikimės iš šio range'o. Nu, realiai tūza, aš manau, vis tiek būtų čia reisinas gal. Dažniau. Prieš flopą jo, karalių irgi, tai manau, kad reikėtų ir turną toliau tęsti. Jo, labai sunku išvelgti, čia yra pas jį tūzų kažkokių. Aiškus būna žaidėjai, ta prasme, limpina viską padaryti, žinai, tiesiog vien tik tam, kad savo tą range'ą truputėlį balansuoti, bet viskas tvarkoja. Sizingas, šiaip sakyčiau, gal netgi per didelis, nes iš esmės tai čia vos ne, žinai, rodai, kad tu čia nenori jo kolo, nes jeigu jis turi 9, tarkim, 9x kažkokį, tai jisai nusimes ir į 1500. Jeigu turi tūzą, jisai čia nenusimes nieką tikriausiai. Galima pigiau truputėlį. Plus, tu pats su tūzų klausimas, ar dėtum 2 štukas, 2.7. Biškai gal mažiau, 1.7 dėčiau. Nu, su kokiais pitakais gal dėtum, ne? Nes neblokuoja tūzo, yra daugiau šansų, kad jisai tūzų turi toliau tai. Nu ir čia Dream kardas, kaip sakant, džinas iškrito, tai ko gero reikia šovinti iš viso, nes potas 7 štukas pas jį 8, tai jeigu jau yra pasiryžęs kolon, tai nukolons viską, aš manau. Plus čia tas triple barrelius, repinis, žinai, su oro irgi turėtum, kars nuo kartų, nu. Nu, tiek nukolons, aiškus, bet gali būt, kad prarandam velai tiesiog, nes jisai... Nu, aš nežinau, ar jisai nufoldant, tarkim, tūzą 8, kokias tūzą 9. Tūzą 9 aiškiai nufoldant. Tūzą 8, tūzą 10. Kažkokius tokius handus klausimas, žinai, jeigu manai, kad nufoldintų, tai valia. Mažesnis betas žinoma, kad ištrauks tą velą, bet šiaip tai jis yra pasiryžęs, žinai, ko gero jau tave kolant. Na, okei. Išėjo kaip šie. Kur mes esam? O, neradė hando. Okei, dabar kai jisai tave pareizina, ant ko tu jį putinai ir kaip čia toliau planuoji žaisti? Tik ant seto ir ant 2 porų aš čia putinai. Flush draw negali išreizinti. Nu, nežinau, ar čia bandyti su flush draw pūsti banką. Aš manau, kad pasirinktų geriau pot kontrolinti. Abejo, ar šiandien norėtų. Žmogus gan agresyvus iš tos statistikos, kiek turim. Aišku, 31 tik tais handas yra post-flop agressionas pakankamai aukštas, bet šiaip galėtų sužaisti su flush draw taip irgi, nes dabar žiūrėk, kas gaunasi, tu atidarinėjai iš top one pastoja platus ranges. Tu čia atsibetini praktiškai viską. Tai jisai su flush draw reizindamas tikrai išmeta tokių geresnių handų,
kurios norėtų išmest. Tarkim, tu turi iš džeko, kokį čia atsibetinai, jis turi kokį 6-5 siūtai, jis pareizina ir išmeta geresnį handą, žinai, ir jam nereikia drovinti. Semi-bluffas. Jo, toks semi-bluffas, tai ir kita logika tame, kad tu sakai, Putino, nu, ta prasme, setus gali turėti, aišku, čia išreizins. Dama 7, nu, gal ir gynėsi. Dama 2 nelabai, 7-2 nelabai, net. Dama 7 lieka. Kombo kažkokia. Dama blokinu, tai... Dama blokini mažai čia jų. Tai, nu, setai tokie realiausias, plus, sakau, flush draw. Tai, bet tu pats sakai, jeigu čia reizina tik 2 poras ir setus, tai tu kolni. Prieš 2 poras ir setus, tai čia visiškai drawing dead praktiškai esi. Tai jeigu jis neturi flush draw čia nais, tai vos nefoldint iš karto reiktų. Bet kaip suprantam, tikėjęs, kad turi ir flush draw, tai vis tiek. Strong pairą turi tą čia kreizą. Nemesi taip lengvai, tai žiūrim, kas čia bus toliau. Ok, aštunkė nieko neužpildo, jau dabar deda visi potą iš karto. Kokios mintis ant turno? Ir ką tas sizingas galėtų padiktuot? Aš dabar galvoju, ir čia šis neįsivaizduoju dabar šitą situaciją, kaip aš tada mačiau ir kaip dabar viskas atrodo, tai aš tai čia dabar šiuo momentu, tai aš išsimešiu jaučiu. Bet gal tas pats, bet tas pats sizingas, nu gerai, tarkim, nu tai jeigu jis mane čia permušė, okei, tai arba yra visiškas fišas ir jisai visiškai nesigaudo į sizinguose ir jisai čia tipo turi nacus ir tiesiog nori sugrūsti viską beveik. Arba jis čia visiškai verčia savo handą į bluffat. Nes tas sizingas potas tipo visiškai toks, arba bluffas, arba nacai prieš fišą visiškai. Jo, taip atrodo, kad jisai čia su savo flush draw nori išblefotavęs tą potą, žinai, nes... Nu tai va, čia jau toks keistokas sprendimas, kur, žinai, be didesnės informacijos jau mes ir nebegalim iš tikrųjų nuspręsti teisingai, nes yra du keliai, arba mes čia visiškai lavonai esam, arba viskas čia labai yra gerai ir mes čia esam žiauriai prieki prieš flush draw kažkokį tai. Pažiūrim, kas čia buvo. Nu, sprendė, kad jisai čia, kaip sakant, full of shit yra ir tiesiog, aiškus, kad mes čia nebekolonam, tiesiog stekinamės, jeigu turi flush draw, tai committed bus nusikolonam, tai tai ne. Iškrito flushas, bet jis turėjo blogesnį damą. Nu, čia tragiškai žmogus užžudė, tai paliksim mes tą handą praeitį, tiesiog. Situacija ne pati lengviausia, bet tuo metu reikia nuspręsti, ką daryti. Ok, kodėl dabar toks mažas betas be pozicijos? Kad pasikolintų su draw ir su mažom parom. Ir kad toliau galėtum perlinti. Geras planas. Ne, tai dabar realiai tai aš manau, kad reikėtų daugiau dėti. Dedam pusę banko, žiūrim, kas bus toliau. Tai jeigu kolons, tai dažniausiai pasitosim turne, nebent iškris dešimkę. Daugiau čia perlinimo aprutinių tai nelabai yra, nebent olderiai krenta, ne? Ir dešimkę. Nu, man, pavyzdžiui, čia dabar dama. Trasį būtų galima, bet aišku, range jo irgi hitina, žinai, tos damos, dama 10, dama galėjo būti, taip toliau, karalis 10, čekas dama, čekas 10, taip toliau. Nu, žodžiu, nelabai ką jis čia iš tikrųjų ir išmeta, dama, tai ganėtinai sudėtingai čia to vaina reprezentuoti ir, prasme, realiai išmeti kokį 9 ir visą kitą, kas turi džeką arba ten turėjo kokį nors drožinai, tai niekas neišmeta. Pasidodam, nebūtina visų potų laimėti. Standard. Nu, čia klausimas dabar, ar multipai verta lysti. Čia aš manau, kad nėra verta, žinok. Jo, nes aš kalbėjau ir kažkada žiūrėjom su Lebronim, žinai. Sakė, tokius potus, sakė, geriau net nelyst, žinai, čia su King Queenu, sako, geriau su Queen Jack off iš vis, sako, meti lauk. Ja, Queen Jack off, tai ne kažką tikrai žaidžiasi. Tai aštunkas yra gerai. Čia aiškus iššavo tokį didelį ir kolą. Nedarom, akivaizdu. Nereiktų dalykų mokinti niekino. Ok, ką veikiam turne? Čekinam. Čekbekinam, ne? Jo, čia realiai, nes... Nu, karalius tik tas, nebent čia Queen Jackas dar kas. Bet jau geriau repint, kad nieko neturi, tiesiog misinai.
Queen Jackas tau tinka, Nu, jeigu 10 pagauni. jo. Tai jo, realiai tu tik tai sidelą trauki iš tūzo kažkokio tai, kurių čia visiškai mažai liko, nes Iš čia karaliaus. visiškai. Ir iš karaliaus, kuris netiki, kad tu turi tūzą. Tai tinka, čekiant tikrai nėra čia per daug nuo ko protektinti. Na ir va čia klausimas, ar raisint for value, ar... Aš manau, kad Ką daryt? mini reikia padaryti. Vis tiek, galėtų susilevelinti net tiek su Nu, karalium, dar tiek su blogesniu. nukolintų vis tiek dar tas small tribetas su kokiais karalių, žinai, dar. Jo, drąsiai galima. Bet jis ko gero nieko pasitrė. Tiesa, ūkinis truputį vėliau prisijungs prie mūsų diskusijų, nes dabar dar žaidžia sesiją, turi Magnume deepą, ten nežinau, gal liko 12 kokių žmonių, 15. Prisijungs po to padiskutuoti. Na, čia viskas tvarkai. Dedam dėl vertės, viskas logiškai. Nu, papasakok dabar. Truputėlį savo logiką. Nu, čia... Ar man papasakot? Kaip? Sakau, papasakok savo logiką ir man papasakot. Ok. Nu, tarkim, gerai, tas openina, tai realiai čia vis tiek stipresnis range'as ir jeigu jisai vis tiek čia nebetina, tai realiai čia misino savo tūzais ir čia nenori nieko daryti prieš 3 opus, ypač prieš vieną small blindą, kuris čia visiškai galėjo su bet ko pasikolinti. Ir tarkim, ir aš su 7 tiesiog pagalvojau, kad čia realiai būtų gerai čia irgi defendinti handą prieš visus draw, ką turi smallas. Ir batonas. Jo, ir batonas. Tai realiai, nu, tipo, gal repinau tą 10 labiau čia. Nu, ar 10 repin yra kažkokia tai pora, kuri, žinai, nori čia defendint faktas, kad sutinku pilnai, kad šitas žmogus kaip ir nieko čia neturi, tai labai retai, kada jisai čia žais, tai jį galim net ignoruoti praktiškai, jisai čia neturi kortų, tai petinam į 2 žmonės, pasižiūrim, kas atsitiks. Galim tikrai turėti stipriausiai handą čia nais. Man taip ir atsitinka. Tvarkingai. Čia praleidau 8-6, bet kiek suprantau, nežaidė tokių. Nežaidė. Ok, čia vienas veikėjas įgudrino tave permušinėt. Nu, čia negaliu išmest, aš manau vis tiek gerai opcija. Su vienu kolu. Na, su vienu kolu nebegali išmest. Ką būtum daręs, jeigu nebūtų šito kolo? Na, būčiau žiūrėjęs status 32 dabar. bigai. Turim 2 bigą, o dar priklauso, žinai, kiek tribetinė iš tos pozicijos, tai... Jo, tribet, šiaip mėgėjas patribetinti, žinai. Iš pozicijų. Būčiau gal dar pasižiūrėjęs, čia gal dar būčiau pasikornęs, nes tiek kiek čia būtų, tai reikėjo damės štuką 8, tai realiai dar manau, kad galima. Galima pasimėginti, pažaisti. Nu gerai, ką dabar čia toliau darom, kai visi čekinam, tai... Labai įdomi situacija. Ar manai, kad gali checkbackinti aukštas poros ant tokio perinto bordo, kur jokių draw nieko nėra? Nu, tai checkbackinti realiai, tai tūzus karalius, tai čia realiai gali. Galėtų, ne? Jo, bet tarkim daugiau, tai aš nežinau čia. Čia, blemo, net nežinau, net, pavyzdžiui. Tai šimkas nečekinti. Tarkim, realiai ir turėtų repinti kažką vis tiek, čia, žinai, toks labai geras flopas įbetinti, žinai. Bet gal tas čia įsigando, žinai, to vieno kolerio, žinai, kuris pasifletino tą. Jo, čia vienas iš dviejų, tai arba jis turi visiškas nesąmonės pas save rankose ir dabar ant tokio flopo jau overcallina tribetą, kas yra žiauriai stiprų iš tikrą. Nebenori čia sudėjinėti prieš jį, nes nebebus kaip išsisukti. Arba jisai kaip tik turi tą aukštą porą ir nori, kad šitą sudėtų, nes tiesiog nebėra jam nuo ko protektinti. Bet anyway, vienu atveju mes drawing dead esam, kitu atveju mes visai neblogai sėdim čia ant turno. Tai aš sakyčiau, turne reikėtų pamėginti įdėti kažkiek ir
Man ir vėlgi, kas atrodo, bus. kad čia reikėtų kokius 3-5 kokius, Jo. biškį daugiau dėjau. Galim ir mažiau dėti, realiai, tam Jo, tiek aš daug biškį vis tiek. linkęs būčiau mažiau dėti. Kokius 4 štukas ir pasižiūrėt, kas bus. Na, ir jau čia va. Išsidavė, kaip sakant, tai nematau šį kolą, iš tikrųjų. Nors ir otsai žiauriai geri. Viskas tvarkoja, ne. nufoldinti, nes Aš jau gau, kad aš kolinau čia. nelabai, taip, kaip žaidai, galbūt gali pasirodyti, o čia jis kažkaip nieko neturi, ne, bet taip, Nu, toks atrodo, bet paanalizavus- jeigu taip išanalizuoji ir iš karto aišku pasidaro. jo, čia, čia geriausia atveju, ką jis gali turėti, jis kinga, jis kvina iš džeką lapų ir sugalvoja džemint. Blogiausia atveju. Ja, blogiausia ir tau geriausia atveju. Nu, O, nu čia pakankamai light. Skolas, kiek čia gaunas bankas. 5% turi. Ja, truputį čia per Žodžiu, stipriai vėl man nustrigė, aš bandau rekonektintis, bet dabar man padaryk, kad galėčiau vėl kalbėti gerai. Ok. Jo, čia truputį per light gaunasi tikrai. Nėra reikalo čia bandyti išmetinėti jų. Ok, dabar tu šiaip pastebėjau visur minreizą dėdė, aš sakai, sekmadienis buvo daug labai stulūžyti, bet tu vien tik minreizas varai ir, pavyzdžiui, Jo, čia jo. snowblind, tai Aš automatiškai. tai visą laiką... Nu, aš iškart galiu argumentuoti, kodėl reikia daugiau dėti, bet aš ne aš pats žinau, kad čia blogai yra, nes... Jo, Vis tiek, tiesiog. nes labai visi plačiai defendina ir reikia didžiąją pusę dėti. Jo, kad nebūtų tokių piruacijų ir taip toliau. Yeah. Ok, ką veikiam šiandien, karalių turim, bet ne pati geriausia. Betinam, aišku, čia reikia betinti. Yra draw kažkokių. Flautai gali ko 10. Damą iškrenta. Ką toliau? Po to 6000, 10 000 už nugaras. Koks planas? Nu tai dabar reikia galvoti, su kuo jis čia galėjo kolintis. Tai galėjo kolintis realiai su karaliu, ten Jack 9 visokie, Queen Jackai, Tuzas 10 gal čia. Tai realiai, nu aš manau, kad čia gal net geriau yra čekuoti, nes tas ir karalius nėra stiprus ir pasi čia gali būti karaliu. Tai. Jo, Plius Jack 9, dama čia iškrito, dama 10. sutinku su tavim. Nelabai čia kažkaip. Jau tiek daug priekyje tikriausiai esu. Na, aš čia dar sugalvojau įbetinti ir Jo, ką riveriai. aišku, čia tai jau, Čia foldinam, čia kolinam. na nežinau, jeigu Sudėtingai. realiai, jeigu turną betinau, tai turėčiau jau suvažiuoti į realiai, nes ką aš čia dar galiu repinti daugiau, jeigu dabar nučekinu, tai jau viskas, reiškia, pasiduodu, žinai. Jo, Bet jeigu sušipinu, tada galvoti reikia, kas Bet tai geriau jam leisti dar progą įblefuoti, jeigu tu jau pasiryžęs susidėti su juo. nes ką jis nelabai tau yra hero blogesnių karalių, nu. Ką jis tau hero collins, nu nebent damo bartuką, pavyzdžiui. Dar nu hero collintų kartais kas nors. Ok, žiūrim kaip sužaista. Rodo karalių 8. Na jo, aš tai sakyčiau, kad turnė geriau būtų pod kontrolinti iš tikrųjų ir čia neverta. Jo, Tiek jo. daug vėlų betintis, nes čia realiai save vėlų betinė. Labiau negu jį. Sutinki, Romanai. Sutinku. Nu ir šiaip dar leidai, pavyzdžiui, jeigu flautintų, tarkim, turne, kad pats bandytų išblefuoti. Būtent. Plius gali sugalvoti ir 10 protektint, tarkim. Nu, ant damos gal neprotektint, bet tarkim iškristų kokią nors mažesnę kartą už 10, jis turną sugalvotų su 10 pats įbetinti. Tai. Penkiolika bigų šeškės. Kokios mintis? Šiaip da mane. Ja. Realiai, nu jo, pasižiūrėjus į stekus, tai čia vis tiek visi plius minus 30 bigų turi, 35 bigus turi, Big Blindas 7-3, tai čia tikrai pasikolins ir čia posflopė vietos nebus žaisti ir čia geriau šipinti, tada arba mestis laukti. Ja, nelabai čia eina tas minreizas sužaisti. Nebeina išjungti. Tuoj pat. Parefreshinsiu. Ja, čia nelabai yra kaip su tom mažom parom iš tikrųjų žaisti. Visi flopai netinka. Steko neturim tiek, kad žaisti daug. Tai šeškiam čia tikrai pelninga bus šauti. Tai
Dar Aš tai tik iš atsimaizė. žemų. Jo, visiškai. Kokias mažiausias poras čia dar žemintumėt? Čia praktiškai šito neegzistuoja gal- žmogus. Tai Pitakus aš pitakai, dar. sakyčiau. Aš irgi. Taip pat. Toj patikrinsim jūsų žinias. Pagal ekvilibrimą. Nu, maždaug jo. Ketvirkis jau taip ant ribos. Šeškis pitakai nėra irgi dream galbūt, bet galim tikrai žemint. Septynkės būtinai jau reikia. Nu tai dar priklausoma, aišku, ir nuo turų iš tikrųjų. Jeigu tas average 15 000, pavyzdžiui, būtų didelė reikšmė turnyro average, tai gal dar ir nešaučiau, pavyzdžiui, tų pitakų. Bet kartais, Bet jeigu ten stekus koks... pasižiūrėjęs. Nu jo, bet jeigu, sakau, ten koks deep stackas būtų, tai ir tuos ketvirtus galima sukalt. Jo, nes reikia vytis konkurenciją savo. Nu ką, dabar verčiame blefą. Tikimės, kad nieko neturi. Gerai, ką veikiam turne? Na, aš tai čia nenorėčiau duoti dabar dar vieną frikardą, jeigu jisai čia... Ar jeigu flopą čekina, tai ar jisai turną betins, tai nežinau, abejo, ar jisai turną bandys čia bei blefą vers, nes realiai tai jisai čia tikrai būtų ir karalį subetinęs, ir džeką būtų betinęs. Subetinęs, tai turnė aš nežinau, čia pačiam gal čekinti nesinori dėl to frikardo. Nu jo, aš sutinku, ta prasme, jisai nebūtinai tą džeką betino, nebūtinai blogą karalių betino, bet jisai arba turi kažkokį vidutinį handą, su kurio nori iš šiaudaną nusikeliauti, arba jis neturi nieko stipraus, su kuo čia nais betins, ar blefos, jo, ten dešimkas ir minus. Tai bandom traukti vėlų iš damų, iš džeko kokią nors, karalius blogesnį ir panašiai. Čia jau, kaip sakant, jisai nusprendė prasičekinti jau. O, būčiau praleidęs. Nu, aš tai manau, kad čia visiškai per light, aš tik 21 bigą šaut. Small blind net nėra, ir Šerlį pasižinot darinėja. Čia tu norėjai išeiti namo. Čia misklikas buvo. Čia misklikas buvo. Pažiūrėk, čia aš turiu 20 bigą, ne dabar? Jo, 21 bigą. Aš gau, kad blindai, čia štuka 200. Ir pat šaunai Tu kelią. Aš irgi tai pagalvojau čia. Ir aš kai susistūmiu, aš už galvos užsiėmiau. Galvoju, bliam, jeigu dar nukolins dabar. Kam nepasitaiko, ne? Nežinau, čia pasirinkau tokią liniją, nežinau. Su karalis būčiau kolinęs, bet su damom nusprendžiau pabetinti. Tribedinam ir sudedam, ne? Pagal statistiką, tai žmogus pakankamai taitą atidarinėja Šerlį ir nefaldina į tribetus, tai turbūt bus linkęs sudėti savo top range kažkokį tai stipresnį. Tai jeigu nesudės, tai nesudės. Bent jau nereikės žaisti, žinai, multivainą čia. Iš bigo prisijungti. Nėra steko tiek dar to labiau. Ja, ir kas čia gali, nu, peršaut gali kažkas, aišku, į kolonai. 1, 2, 3 stekai galbūt, bet tamas galbūt ne visai tas. Nu, čia ne visai tas potas kolonai, galima aišku su kolonai. Pliusina čia viskas, žinai, su tom damom. Klausimas, kas daugiau. Na, čia nemanau, aš kitos opcijos kaip tik izoliuoti, lainu ir viskas. Nebėra čia ką. Ok, aukštas tribetas pas žmogeliai. Tribetina iš BB platokai. Viską čia ginasi, agresyvus yra. Tai susiūtėt handų į tokį mažą tribetuką poziciją. Poziciją dar, jau. Kolonam, aišku, žiūrim, kas bus offset, nežinau. Ar su offset išeitų taip išžaist, bet gal ir išeitų. O tai būtų žiauriai geri. Nu ir kai jis dabar čekina, tai kokios čia opcijas mūsų yra? Nu, realiai tai visi poketai realiai dingsta, nebent tu, nu, su tūzai, su būgno, karaliais. Nežinau, čia daugiau. Arba iš vis. Jo. Nu.
Šiaip keista, Nes kad... viską protektintų. Jo, keista, kad agresorius nusprendžia tokį flopą tiesiog čekintai. Arba jis yra čia suplanavęs čia Kreizo landėti, arba jis čia visiškai Arba pasidavė. visiškai nacus hitin. Arba nacus hitino, arba visiškai nieko neturi. Tai atitinkamai mes turim ir sužaisti iš tikrą. Pagal tą. Reiktų betinti vis tiek. Kam duota nemokamą kortą, ne? Man tas aš gal ir pagalvojau, kad čia nesąmonė, kodėl jis nebetino, tai gal čia kažkaip čia per stipriai pusimanau. Ir va. Nu gerai, dabar deda potą, aiškus. 2 poras turim, tai... Nesimesim daug, vis tiek. Ne, čia viskas. Susidedam ir viskas sauramiai. Tai, tūzas. Pats kaltas. Užtrepino, jo. Ok, čia iš šortukus atsidarinėjai, per daug nešaudys, per daug nežais. Kažkurios, aišku, susirinkti reikėtų, čia tektų kokia yra tas 9 big blind susirinkti, tai su 10 big blind ant ribos būtų su tūzų 5 softs. Nu ir čia, aišku, mes atsibėdinam. Nors pasitenais tūzų, kaip ir daug labai nėra su 18 bigų, bet vieną kitą galbūt gali būti išdefendinęs, žinai, nešovęs, bet tos stipresnis tūzus. Nu, tos vidutinis tūzus, tiksliau, tūzo džeką, tūzo 10, 9 galbūt būtų jau šovinės tau. Tai kaip ir jų nėra, bet ne tam esmė. Ok, čia Otsas gauna labai gerus prieš super unknowną, tai... Nu, kaip ir galim iš tikrųjų mėginti pakaunti. Kaip tu manai, Romanai, tokioje situacijoje galim bandyti pahitinti prieš random range, ne Otsas? Tai kad jis teko neturi. Jo, bet mes Otsas gaunam. Nekolinu. Nekolinu. Ne, aš tai nekolinčiau. Asmeniškai. Per mažai turi tiesiog. Čia visą laiką dažniausiai... Tai čia arba kolint post flopą ir donkinti į flopą. Bet tai irgi. Tai kitos opcijos nelabai yra čia. Nu, aš tai foldinu. Prie flopą. Per mažai tiesiog turi oponentas. Jo, pagal logiką tai jisai per mažai turi, aišku, jeigu jisai ten atidarinėja labai labai Neįkitins realiai neįpatogią situaciją paklius, nu žodžiu, jie teisingai. Čia iš tikrųjų, jeigu jau, tai reikia ir donkinti į flopą. Bet ne mes, nenusimes, šiais laikais nenusimeta, tiek visi žino tą stop and go, tai labai sunku tikėtis, kad numestas 5 štukas su tūzų 10 ir patikės, kad tu turi porą. Plus ir pats tam tiek kad reisina, tai tam daug ir nacų. Bet matai, tada neapsimoka į flopą lyst. Jo, nebėra opcijų iš tikrųjų. Nu, čia galima ir paplautinti, aišku. Čia galima pasikolinti, aišku, turim backdoor flush draw. Turim tikrai čia opcijų. Aš tai kolinu. Jo. Irgi. Nes vis tiek jisai ten tas žaidėjas, kaip matom, čia viską limpina iš tikrųjų small blindą ir po to viską ko gero petina, tai daug nieko turės, o tu su savo čeku tikrai galėsi reprezentuoti tiek 6, tiek 2. Tai ir king high dažniausiai užteks tą vietą. Jo, ir dar king high gali būti geras jantas. O. 8 bigų šauna, kolna, toks mėgėjas pasižaist. 26 bigai į tūzą karalių. Nu, nematau aš realiai, ką čia diskutuot per daug, tai sušaunam ir faktas, kad mes čia šaunam. Ir laimėm nemažą potą. Nes žmonės tiesiog terrible. Tokių visiškų pievų, kaip suprantu, negina iš big blindų ir aš visai sutinku, nes šiaip nežinau, daug regų dabar aš esu pastebėjęs, nu gina, viską gina, atsieit, ten ne emocija yra, bet po to be pozicijos žaidžia su 5-2 offset ir turi bottom pairą nesąmonė. Ant karalius 8-2. Ten su 100% range dar gali, bet ten jau ten visiškai su... Nu matai, jie mokina taip, kaip pagal save žaistų, nes jie gerai žaidžia bus flopė, jiem ir gaunasi tas profitas. Ginti taip plačiai, o kitas žaidėjas gins taip plačiai ir minusuos. Na, klausimas, ant kiek tavo oponentas turi būti terrible, kad tu su 5-2 offset galėtum tą minreizą, žinai, ginti vis tiek, nes, nu, tiesiog tave užberlins. Taip, nu... Gerai, čia... Equity. Jo, equity praktiškai jokio neturi, žinai, ten to odds, bet nelabai yra iš esmės. Čia bandom susidėti, aišku, prieš 8 bigus iš pozicijos reprezentuojam karts nuo karto ir blefus, tai su iskingu būtinai reikia ant balansą susitribetinti čia nais ir tikėtis, kad sušausi blogiau. Viskas kaip ir standart.
Čia negalim kont. Nu čia visai būtų variantas suopeninti iš tikrųjų, nes prieš 8 bigus tu būsi committed. Bet ar nori, tipo, čia tą savo imidžą, tipo, rodys King 9, tipo, open, tipo, iš UTG. Aš tai atidarinėčiau. Man tai patinka jisai tas spotas. Tai kad tas ir K9 siūtėtis neblogas handas, kad ir ten sušauskas nors. Na, Gerai stovi prieš. Galėsi tikrai sužaisti. Ta prasme, tu nebuvai per daug aktyvus, tu turi dabar žetoną, tau reikia pradėti po truputį jau kažką generuoti. Aišku, jeigu ten atsižaidinėja, arba tu labai daug showdownų blogų parodai, tai reikia tau truputėlį susitaitinti ir jau tą imidžą atsistatyti, žinai. Dažniausiai atsistatyti labai yra sunku, kai jau vieną kartą nu, ten, žinai, kažkaip labai, ne tai, kad susivėliai, bet, nu, parodai, kad žiauriai plačiai žaidė ar panašiai, tai žiauriai sunku būna atsistatyti tą imidžą, nes susigriaut... Iškart laukia, kad prie kito stalo persėdi. Susigriaut lengva, atsistatyti ne, nes žmonės kažkaip fiksuoja, kad, vat, šitas tai nesąmonės daro, nesvarbu, kad tu patogiai ten 4 orbitas iš vis buvai nuėjęs parūkyti, nieko nedarai, nežaidai, bet vis tiek jau tas tai nesąmonės daro. Okei, ginamės, aišku. Bet matai, tada galima tokį dalyką ir savo linkme pakreipti. Jeigu geras raundas būna, tai labai gerai pasikreipia tasai. Nu taip, tai nebeatidarinėjai plačiai ir viskas. Jo, ir žmonės... Pasibaigė ir surenki juos. Vis dar atsižaidinėjo, tu žiūrėk, jau būni susitaitinęs, belia kaip. Čia. Jų problemos, kad jie nespėja taip greitai susireaguoti, kaip... Nu, tu prasme, realiai, tu pradedi diktuoti sąlygas prie stalo. Tu atidarinėjai, tu kada nori nebeatidarinėjai ir jiem reikia prie tavęs taikytis, o ne tau prie jų. Gerai, pasidefendinom, kas čia dabar vyksta. Iškrito flash draw. Žmogelis checkbackino, kaip matėm prieš tai checkbackinės foldino, tai... Galim numanyti, kad čia neverstų į blefą visą kitų su 2, 8 ir panašių handų, kurie čia nesitikit daug foldų gauti, tai betinam turną, ne? Ir žiūrim, kas bus toliau. Nu ir ką dabar riveryje? Klausimas, ar jis turi 10, ar čia tu pats repini 10, ar čia blefot, ar čia jau pasidot. Kokių minčių turit, vyrukai? Nu realiai, jeigu tarkim dabar tu dar riverį subetintum, tai ką jisai čia išmestų ir džeką išmestų ir damą išmestų, aš manau tikrai. Tai jeigu tu repini 10, tai aš manau, kad čia reikia betinti. Bet pas jį čia visai nemažai dviejų kurių nemes lauk. Dažnai ir bluff catchint. Nebent dėsim 28 tokius handais. Jo, tai aš tai gal tiesiog check foldą. Realiai 2 porų čia neišmesi. Pasi kas checkbackino? Ace Queenas, Queen Jackas. Tai ir Jackas 9 ir dama Jackas. Jo, visi šitie handai. Galėjo kartais gal net ir dama 10, pavyzdžiui, galėtų, pavyzdžiui, kodėl ne? Realu, jo, labai. Labai realu, ne kažkas spotas blefot. Aš tai čia tiesiog, va kaip, irgi check foldas, geriausia. Sutinku. Nereikia lygioj vietoj išradinėti dviratį. Iš tikrųjų. Nu, vėlgi, aš jau būčiau linkęs atidaryti iš tikrųjų. Jo, nes dar ir bigė sėdi šortas, kuris dažnai tiesiog foldins ir... Na, aš tai manau, kad čia... Na, tokius spotų nesusirinku, reiškia. Jo, ir tu dar... Žinai, ką tai reiškia? Ką? Tiesiog sekmadienį per daug stalų pasijungi. Jo, tai tas tai jau faktas, aš jau tą jau pastebėjau, kad kai pasižiūri sekmadienio turų ten hand history ir po to galvoji, kodėl čia taip, žinai. Nu va. Irgi geras dalykas perėtinėti tik handus, nes tu pamatai, kad tu, tarkim, per daug stalų žaidai. Nors tuo momentu atrodė, viskas normaliai, žinai, bet vienas kitas spotas. Standartai čia net nesivelsi su tų zudų ten. O, 3-6 šauna, na, aišku, čia nieko nebedaro. Galim nebent pažiūrėti showdowną, ką parodė 3-6, vis dėlto naudinga yra tokius dalykus pažiūrėti. O, Kundžiakas iš Katofo. Bandė bokti. Tiesiog. Teisnių sizingų. 23 bigai. Vėlgi, manau, standartiškai bandom sudėjinėti, nes šiandien Katofas prieš batoną tikrai gausim forbet shovel, pakankamai light, kad čia su Ace Kingu būtų verta tiesiog tribetinti tikėtis forbet shovel. Čia aš patribetinu.
Jo, viskas čia tvarkingai. Turėtų ten sudėti ir su blogesniais tūzais. Ir šiaip, skinga. Nėra blogai, bet never. O, įdomus spotas pakankamai. Ir aš čia, man rods, nusprendžiu, nežinau, čia. Nu, pala, pažiūrim čia. Čia bus labai įdomus, man buvo. Šešis bigus overshovino šitas žmogelis, kuris matėm, kad, nu, toksai pakankamai aktyvistas yra tiek iš statsų matas. Po šito hando, tai aš supratau, jis visiškas fišas. Nes overcallnas su Jacko 90 Jo, jeigu mes žinom, kad jisai overcallna tikrai plačiai, tai mes čia turim 5 bigus savo ramiai išsiizoliuojam ir viskas. Kitais atvejais būna žmonės callna, čia su pakankamai stipriu range'u, su kurio po to nebenusimesi tavo 3-5 bigus šavo, tai su įskvino, kaip ir nebūtų galima šaut, bet tai čia jau, žinai, turim labai jau tiksliai žinotą informaciją kažkaip. Checkbackinam flopą faktas, nenorim išsireizinti bereikalingai su plokesniu handu. Ir į tokį šūvį tai dėja, bet tenka foldant, nes čia gali turėti ir dvipurį, ir setų, ir straitų, ir karalių. Ir per didelis šovas gaunasi ir aišku, tu po to nusivilsi, kai pamatysi. Jo, handą. Jo. Karalius 7, tudas 8. Na, nu, va, jeigu žinotume, kad jisai čia taip overcallnas, tai kam nesąmonė, tai faktas. Tam ir renkam informaciją, kad galėtume po to tą geresnį sprendimą atlikti. Būtume savo ramiai sušavę, laimėję bankai pakankamai didelį ir tiek žinių. Čia. Romanai, ką darom su suited tūzais, bet kurie nėra tūzas 2, tūzas 3, tūzas 4, tūzas 5 už TG? Aš tai šitoje vietoje foldas. O tūzą 5 suited? Net ir. Tai tu visą laiką Atidarinėčiau. openinkai renkė, ne? Tipo, va tokius handus, kai jau kažką rinksiu, tipo. Nu nebūtinai, tai čia nelabai ką tu gali rinkti, nu tai tą small blindą tik. Nu. Nu tai O vis tiek kadangi geriau yra. bigas vis tiek, nu. Jo, nu dar defender. priklausomai matai, kas yra big buttonė svarbiausia, nes dažnai buttonas, cutoffas dažniausiai jie freebetins, jeigu jau plačiau. O dar žiūrint, kas blindas, jeigu ten koks netas fišas yra, tai tuo labiau gali openinti, tuo plačiau žinai. O jeigu ten regas ir dengs, tai irgi nelendam ten labai plačiai, bent mano galva. Nu A6, tai man tai šitoj vietoj dar biškai per silpnas handas, aš gal A5 siūtėt norėčiau. Sutinku, vis tiek negali tu visiškai visų suited tūzų atidarinėti iš tokia, žinai, bet tos tūzus, kurie gali paflopinti straightą arba straight draw, tai visai nieko. Tai būtent, nes pradės pamatyti ir tiesiog išfirbetins tave per dažnai ir tiek. Teks į kaladę eiti. Nu čia toks optimistinis. Lengvai optimistinis, aišku, jeigu plačiai žmogelis atidarinėja, tarkim, mes žinom, kad jis atidarinėja, va, irgi tos pačius suited tūzus, ne, Šerlis Farsinas 3-3 pas jį, aišku, ne per daugiausiai, Jana, tik 5. Faultų 3 betas tik Bet čia per daug nieko nesako iš tų handų. Jo, Mažai handus. per mažai. Bet matai, man tai labiau patiktų, jeigu tavo handas būtų ne tūzas 10 suited, bet tūzas 7 off, pavyzdžiui. Arba tūzas 10 off, irgi tinka. Nu jau taip, geriau. Jau va tokį handą versti blefą, nu tai geriau flatinti ir žais iš pozicijos, tiesiog daug pelningiau, man atrodo, bus šito vietą. Jo, Nes verti handai blefą, nors nu, nėra tam prasmės šitoj vietoj. Nes realiai tik ir kolins tūzai ir. Tai va būtent, jeigu jis jau sušauna, tu miręs prieš jo range'ą, tai jau geriau turėti tą patį A7, kur, nu tiek pat vis tiek foldinsi, tai tiesiog gerą handą verti į blefą ir išmeti, jeigu jis dar, tarkim, sušauto, jis gali ir jeigu plačiau sušauna, vis tiek tu jo nerenki šitoj vietoj, kaip aš suprantu. Faktas, ne. jo. Taip, tokia rule of thumb yra tiesiog, kad, žinai, suited handus tu labiau nori flatinti, o off-suited handus tu nori ištribetinti. Tarkim, King Jack suited, tu norėtum čia flatinti, King Jack off-suited tu norėtum čia labiau ištribetinti. Dėl to, kad yra double blockeris, žinai. Ir jeigu būtinai yra early positionas, kuris daug atidarinėja ir pakankamai nemažai foldinsi tavo tribetus, tai yra patikės, kad tu tenais turi gerą handą. Tik tokiu atveju, žinai, tu gali pradėti tenais per daugiau blefot prieš early position. Tai matai, dar tuos handus, pavyzdžiui, su King Jack suited, kur tu sakai, iš norisi flatinti, nu tai jie daug stipresni handai yra tiesiog. Tai taip, visą Tai playability norisi tesnį full turim. flopą lyst. Nes gali flopint flushą. Flush draw yra ir flushą. Nu tai, kad ir kaip tai paprastai skambėtų, bet iš tikrųjų to užtenka.
Ne, Gerai, gauni kolą ir dabar įdomi situacija iš tikrųjų pasidaro, nes tu pavertai savo handą į blefą ir dabar, kai paflopinai mid-pairą, nebelabai žinai, ar čia toliau blefot, ar čia for validate, ar protection. Nu, ta prasme, visiškai keistai gaunasi, žinai. Ir ką mes čia toliau bandom nuveikti. Nu, galim padėlioti, aišku, jo range'as, su ko jis čia fletino tą tribetą, tai, nu, nežinau, tūzas karalių, tūzas damo, ko gero būtų šavinės. Čekai dešimkės šavinės, damos plus, gal kartais trepintų, bet irgi ko gero šavintų, ne? Tai tu zablokinam, tai... sunku pasakyti, ką aš Tuzą. turiu. Man tai čia tiesiog į nacus atrodo labiau. Nu, man ir čia kažkokie karaliai gal kokie. Nu, checkbackinam, turim dešimkę, checkbackinam, nes realiai susidėti nenorim. Ne, čia blogai. Aišku, kai tokį kolą padarė, tai čia... Matai, pas pasistatei save į blogą Jo. situaciją, pasistatei, o po to galvok. Gal pergyvent. nori. Nu jo, nu, ta prasme, tai čia nėra opcijų. Aš tai ten flopą tai checkbackinčiau, Jo. o turną Bet turną- foldinčiau, jeigu jis ten donkina. Nes nėra čia kitų opcijų. Karalių Labai dama. gerai. Aš tai nematau handų, kur flopį jis foldintų iš tikro. Su kuo jis kolino prie flop. Nu nėra tokių. handų. Nebent fišas ir pakolino su aštunkiam, devynkiam. Su devinkiam septynkiam, kokiam. nu. Jo. Bet tada ir tu laimi su ta dešimkė, tai kam bet. Jo, vat Nu, būtent, tai va. būtent. Labai geri pastebėjimai. Čia King Queen'ą prasukau, nemanau, kad ten kas nors iš mūsų kovama. Ne. Ever. Nu čia aišku, 7 pikai jau tūzas 9 turim sušauti. Karalius dama nusikauna, normalu. Nu, kad ir kiek mes čia mažai turim, manau, kad čia super rotsai yra, per geri rotsai numesti jau konektorių kažkokį, kad ir offset. Sutinku. Standard. Labai didelis spotas bus ir jeigu kažką paflopinsim, tai tiesiog, jeigu kažkokį equity paflopinsim, labai bus nesunku nusistekė. Nu ir šiaip, ta prasme, otsai, tai 1/10 ten gaunam. Vienaip ar kitaip turim mes NDMS. Sakau, kad ir kiek mažai mes turim tų blindų, mums vis tiek jau kažką organizuoti reikia. Prieš 19 bigų. Nu, arba šaunam, arba tribet kolinam. Kas geriau? Klausimas. Ar mes... Ar yra šansų, kad jisai sušaus blogesnės poras, kurias nusimesti šūvį? Kas būtų mums naudingas 10? Ar mums tinka, kad jisai sušauna tūzą damą, tūzą džeką? O galbūt kartais išmeta kitų šavinį. Ne, tai aišku, geriau sušaut, manau, čia. Kaip Romanį tu mastai šitam spotė. Mes turim patys 25 bigus, ne? Dar yra... Aš tai už tribet kolą. O kokie argumentai būtų? Argumentai dėl to, kad leisti jam prastesnių kortų sustumti. Nesvarbu, kad ten flipas būtų, pavyzdžiui, bet vis tiek bus ten ir mažesnių tų poketų. Kartais net ir kokie 6-7 dar sugrūs. Žodžiu, jeigu mes esam visiškai šiknoj, taip liaudiškai sakant, ne, tai nebeišsuksim Ne, mes tai nuo to. taip, jeigu tu džemini, tai tie visi naciniai handai, kur Viską vis tiek sustums, tu vis tiek O visa kita susidėsi su jais. Nu, jo, teisingai, tai. Tai dar pridėt geriau ir tų silpnesnių handų ir tada Jo. tiesiog pasigerini savo situaciją ir tiek. Fletas ne opcija. Prieš 19 bigų openą. Nieko nežinom apie openentą, visiškai. Nu tai ir 10 šiaip pakankamai stiprus tas handas, kad galima būtų free bet callint, manau, šitą Jo. vietą vis tiek. Sutinku iš pilnai. Flatint tai man nepatinka. Tada įeina ir big blindas dažniausiai ir tada tavo tos 10 labai praranda vertę.
Jo, viską namušinėja, kad ir kokis ten turi vieną overį, turi ir smarkiai namušinėja, iš tikrųjų tau visai kuti. Tai kiekvienam po overį užtenka turėti. Na. Gerai, ką veikiam čia nais dabar, kokiu čia būdu mes bandom laimėti, ko daugiau. Tai realiai, aš nežinau, vis tiek, manau, čia geriau kolinti gal. Tai taip sužaidus, tai jau čia tik kolas. Norim dar šitą įveltą, ne? Nu ir šiaip, tas gali Nu. blefot. Sugalvot double barreling ir panašiai. Su kokiu ace kingu ir iškius karalius sušaus turną ir panašiai. O dabar? Nu, Ne, aš tik tai vis tiek nenoriu čia duoti... nesifoldina. Nu jo, bet tiesiog, žinai, nenoriu duoti free card'ą, jeigu dabar sugalvotų check-in, žinai. Mm, Nu. Klausom. Ką Romanas Nes realiai pasakys. dabar... Jo, nu Martynai, pabandyk paargumentuot, kad kodėl tu nenori Nu, duoti aš taip galvoju, jeigu kažkokį realiai, tarkim, čia vis tiek dažnai čia sibetins, vis tiek, tipo, kaip ir blefot bandys, tai jeigu jisai čia misino, tarkim, tai, tarkim, turną aš manau, kad jis tikrai sučekins ir su karaliu X, žinai, ir su tuzu X, tai realiai dabar jisai čekins ir duodi free card'ą, tai nėra gerai, manau. Nu jo, ir plus, nu aišku, nu aš iš dalies sutinku iš tikrųjų, nes jeigu jis turi su konu... Jo, bet tada jeigu matai, jeigu tu jau tai betini, tai šauk tiesiog. Nu jo. Nėra kitų sizingų šitoje vietoje. Jo, iš tikrųjų nėra. Nes 102 štukų pas jį 80, tai čia 2/3 poto, tai tiesiog sušauna ir viskas, jeigu jis turi king queeną, ace queeną, karalius, tuzus, ace kingą, jackus, ta prasme, nu viskas, kas kažką bent jau turi, tai nukonas tave vis tiek, aš manau. Gerai, pavyko. Važiuojam toliau. Čia pasimėginai, naujam stale truputėlį. Ir short, paupinant, viskas tvarkoja. Manau standard. Pačeko betinti. Ten iš tikro ir flopą galima donkinti su 10 high. Ir flush draw ir gutshot. Jeigu reizina. Tai calling yra vietos pakankamai. Nes jeigu jis įbetina, tarkim, tu callini, turnas misinti, jis checkina ir tu checkini. Nu, ta prasme, tu checkini, jis checkbackina ir tau viskas 10 high lieka. Tu betini ir visą laiką praktiškai lieka misintas flush draw. Ja. Tada bandai blefot ir, nu, žinot visą situaciją. Girdėta istorija. Girdėtas. Aišku, čia iš dalies kolerio range'as, bet įmanoma čia nais pamatyti ir mažas poras pas jį, tai visi čia jas turėtų išfoldinti tokį sizing. Kaip ir sutinku su vienu betu. O po to aš nematau opcijų čia berlinti iš tikrųjų ant šitą turno riverio. Nes tiesiog pas jį ir tas pats karaliai bus ir damon nenumes ir taip toliau. Čia jau reikėtų atidarinėti, aiškus, bet gavai daug kas žaidimo, tai nusprendė matyti jau truputėlį Psichologiškai suveikia. Ramiau pažaisti ir čia viskas yra su to gerai. Čia vėl. Jo, galima biškį daugiau padėti. Ir vėlgi, galbūt norėtas iš tikrųjų dėti daugiau po flopo, nes, ta prasme, tu žaidai vis tiek čia nais vieną strytą tik tai žaisti, betint ir viskas daugiau kvitint. Tai gal geriau yra Bet tai vis padėti. tiek, jeigu jisai turės kažką, tai jis vis tiek kolins ir... Bet Ar taip kolins, ar tu mažiau dėsi ar daugiau. dėl to aš sutinku, bet ar toks mažas sizingas neišduoda tavo range'ą, kad čia nais nieko neturi ir nori reizą gauti. Na, Nežinau. tai Nu, ta prasme, nenori reizą gauti, bet kažkaip tu jį tarsi man tai biški inducini. irgi gal mažokas. 22, gal 23 bent reikėjo. Jo. Nes toks labai jau mažiukas, tai nebent, vat, grinai levelinį su kažkokiu geru handle ir nori repinti, kad čia nieko neturi ir neprotektinė ant tokio flopo nieko, su tokiu sizingu.
ir norėtum gauti reizą tam, kad sušaut galėtum ar panašiai. Bet čia dabar tiesiog indusinė, grinai actionai iš jo, nes žmogus padėtum 2-5 kokias štukas, tarkim, tai jisai sakytų, ai, nu gerai, foldinu savo Jacką 9, ten nieko nepakitinęs. O dabar tu padėjai mažiukai, jisai gali sugalvoti, na, aišku, šitas galbūt nėra toks agresyvus, vėlgi mažai handų, negalim taip status čia per daug žiūrėti, bet gali sugalvoti, tiesiog pareizint, oj, mažai padėjo, davai čia kažkaip reikia reizint. Tikrai žmonės indusina labai smagiai. Ir šiaip, tu pats pagalvok, ką tu tenais taip atsibėdintum su tokiu sizingu, nieko. Nu jo, faktas. Nebent va, atkrinai tokią dinamiką laikai, kad... Teisus kokius. Na. Aš tai čia limpo norėčiau šitą vietą iš karto. Jo, tu šiaip realiai daug labai atidarinėjai iš small blindo, o šiais laikais labai PvP visi ginasi, tai kai kurios vidutinius handus aš sakyčiau, kad galima limti, tikrai sutinku. Tuo labiau, kad šitas handas ir po slopą žaidžias. Tai... Vat būtent. Vat būtent, nes tarkim, tu atidarai jam labai gerai sudžeminti, labai platų savo range ir tu negali kolinti savo handą verti į blefą, kuris žaidžia gerai pusflopę tiesiog ir tiek. Jo. Yeah. Limpinį, tarkim, jis 3x-ina, kad ir tu vis tiek gali kolinti. Čia problemų nėra ir po to check shavintum flopą šitą vietą. Gerai, turnė koks dabar planas buvo, atidarė dar mums visokių aikut. Čia nice. Check callinam, check foldinam, check jaminam. Kodėl nebetinam turną? Kokias mintis yra? Nes man tai čia visai netgi norėtų su antro perėti, tiesiog. Arba check jamą netgi raityti. Kas čia kolina, tai irgi labai daug draw kolina, bet tarkim tos aš... Tarkim čia, nežinau, čia 6-5 gal koks, žinai, toksai eina. Bet realiai aš manau, kad čia gal dar reikėtų, bet... Šiaip jeigu iš čia turėjo flautų kažkokiu... Arba, bet jeigu jisai kolina, tai su kuo jisai kolina, tai nežinau. Arba betinti ir jeigu riverį iškrenta, pasiemi banką arba pot kontrolinti tiesiog ir čekinti. Nesivelti. Nes aš abejoju, vis tiek išmesi tu turną. Aš tai šitoj vietoj čekinčiau tik su vienu sąlyga, jeigu tu check jamini šitoj vietoj. Nes jis pačių tų silpnų handų daug turės. 4-8 kokį kas kartais įbetins. Ten... Flautai galų gale kažką. Nu, taip. Flautai, vat būtent, dvojkė kokie įbetins. Tūzas 5 koks. Yra tų handų, kur tipo betintų ir foldų. Jo, nes jis tik padės kokį cam 5 štukų, o tu išausi apie 200 štukų, jam nebebus to atsikolint iš tikrą, bet 2 pares. Tu net ir prieš tą 7 turi labai gerą equity, tai čia ne parkė susidėti. Jo, jeigu net čia sugalvos nukolint. Ir kitas dar toksai dalykas, kad aš nemanau, kad jis ant tokio flopo su... Ir šiaip nemanau, kad jis, tarkim, 7 tik fletina čia nais. Nu, 4-2 gal... Klausimas, ar nerišavina iš karto 2-5 bigus BVB. Tai nelabai čia yra iš tikrųjų pasitų dvipurių, kurias jisai čia nais taip lengvai labai, žinai, galėtų turnę įdėjus nusikolint. Vienintelis 7-6 galbūt yra. Visa kita bus jam labai tough spotas. Nu va, čia taip ir atsitinka, kam 5 štukas, tai kažkaip kolint, nu, ocai yra, bet nesavo negaunasi. Tai tiesiog šarvina. Suvažiuot geriau. Nu, ir čia taip ir padarai. Labai nice užaista. Prasme. Mes čia analizavom, kaip geriau padarytos, tiesiog taip padarė. Tai reikėjo iškart sakyti, kad taip padarė. Aš pats ne, nu ta prasme, kartais bandai apginti savo nuomonę, nes nežinai, kaip sužaidai. Ok. Čia aš manau, kad nežinau čia. Early middle position, kuriais varsinės pakankamai aukštas. Manau, kad geriau, bet... Mestis norėtųsi šiaip čia. Jo, dabar žiūrėk, kokie minusai gaunasi. Čia žmogus gali užšovint, užsqueezint. Tai va, du abu gali. Ir tas utaga vis tiek čia. Kiek jis atidariniai? Normaliai, aš tai čia matau tik 2 opcijas iš tikro. Arba free bet fold, arba fold. Jo. Kažkaip kitaip nelabai čia įsižaidžia. Į tą fletinimą tai aš iš jūsų atmetu variantą. Tūza 10 siūtėt fletinam, king jack off tribetinam ir viskas. Jeigu žmogus atidarinėja pakankamai plačiai. Nu dabar aišku, savo tokį flopą tenka floatint. Nes nu kam tada kallant, jeigu nefloatinam tokių flopų, kur turim gačiotą ir poziciją, ir dar overį galbūt. Ir mažai deda.
Sutinku. Prasileidom lygioje vietoj. Nu čia 25 bigus efektyva, aiškus nekonsum su Jack. Plius atkreip dėmesį dar į jo sizingą to hendo, nes ganėtinai šlapias flopas, o jis deda mažai, tai nemanau, kad jis ten su stipriu hendu dėtų labai mažai toj vietoj. Kaip tu pats galvoji? Ne, jo, man ir taip atrodo, dabar tai pagalvojęs geriau tenais, kad Tai čia bent jeigu vieną dama tai tikrai turėtų, tai vis reikia. tiek daugiau betint. Dama, ar ten karalius, tūzus, ten setus kokius nors, vis Nu, tiek. viską betint, jo, į didžiąją pusę. Viską betintų ir daugiau dėtų tikrai. 100% bankų. Bent 50 tai tikrai dėtų. Ok, nu čia manau praradai vėlą visą savo 16 bigų, nes tu čia daug atidarinėjai ir čia turi atidarinėti Race Jack ir tikėtis su blogiau, kad išovins tau, su blogesniais tūzais ir taip toliau. Ir savo lengvai nusikondom, plus jeigu įsikona, tai, na, irgi tau tinka, kaip ir. Aš pastebėjau, kad va čia dabar va šitose situacijose šiaip pradėjau bijot žaist pas flopą kažkaip. Tai va todėl prasidėjo tokios opcijos, nes, geriau sušavins, kad čia nereikėtų čia žaisti, žinai, nes defendina plačiai, po to galvo daug, čia panašiai, kažkoks toksai labai pradėjau bijoti žaisti tą pas flopą, žinai, tai va. Bet prarandi žiauriai, prarandi vėlą, čia žiauriai prarandi vėlą, viską, tai jisai išmeta, visiškai viską išmeta, o kai jau nukolno, tai at best flipinė ir šiaip. Ne, čia. Nu, va čia va šovinu. 16 bigų. Jo, čia suizoliuojam. Savo ramiai. Nu, su 19 bigų aš šiaip nebematau jau daug tripet foldų iš tikrųjų, tai šaut čia gal irgi ne pati geriausia situacija, tai kaip tu, Romanai, manai, įmanoma čia dar tripet foldų? Oi, ne. Nes repintum tai super mega. mega. Čia tai tik foldas. Na. Tai visų pirma jis ir atidarinėja kokiu sizingu 2,5. 3,6. Nu, taip. Nu čia, va, savotiška tokia situacija, su 14 bigų į smallblindą kolną. Vieną iš 4 kolonų. Lietuvis. Ar jis čia turi tūzą kada nors? Pagal jos status gali būti, žinau, kad ir turis, iš čia labai plačiai defendė, nes aš nežinau, tau tik vieną tą turą rodo, aš čia daug turiu istorijos. Tai aš tai užbėgant įvykiam už akių, tai čia norėčiau pasakyti, kad turbūt sibetinsi, bet man tai šitoj vietoj tiesiog patinka checkbackas ir vis tiek taip pat suveiks, nes tu daug handų čia ir, pavyzdžiui, tuos tūzus, tu ne visą laiką ir sibetinam šitoj vietoj. Nes tu dabar sibetini ir realiai nelabai ką repini iš šito sibetą. Nu ten gal įskinga kokią įskūiną dar kartas nuo karto. Bet ten visokius A10, A9, A8, A7, nu bet kokius tūzus tu checkbackini visada šitoj vietoj. Tai galėsi laiti sibetą. Jam nesunku tiesiog. Bet tai matai, turnė gali tiesiog padėti sibetą ir taip pat sužaisti, dar pigiau bus. Tuo labiau, kad žaidi prieš oponentą, kuris turi istoriją prieš tave ir jisai realiai, nu tikrai čia floating. Jo, ir matai, ir tipo, ir jis turnė jau pats realiai dažniausiai betintų tą tūzą, jeigu turėtų, tai, o jeigu neturi nieko, tai ir nepulsis ten tikrai, nes žinos, kad dažniausiai tu checkbackinai tūzą, ten karalius, damas, kokius nors. Su ko neža defaultą. Jis turės 2 barelius kalto, jam jau stekas neleidžia šitų daryti, tai aš tai tiesiog nesibetinu, turnė įsibetinu ir pasiėmu banką. Labai geras išvalgas. Labai geras išvalgas. Nes matai, jis tipo šavina riverį, nu ir ką jis repina, irgi praktiškai nieko nerepina, bet tai tu kolin negali, kai nieko neturi. Bet arba turno reikėjo ten dar barlinti man. Nu jo, bet matai, tada brangiau gaunasi. Nu tai va. Nori su savo blefais kuo pigiau. 3 bigus skolnom čia, manau. Praktiškai beliko. Čia nepastebėjai, galbūt apgavo tave, tas Greisas daugiau salų žaidėjai ir apgavo tave. Šitas geras prikolas. Šitas geras, iš tikrųjų. Aš šitą pats darau, žinai. Nu tai visi tai daro. Bet būna pats ir pasimauni kars nuo karto. Toks užburtas ratas, vienas kitam daro ir visi žino, kad patys pasimauna. Jungiamės čia nais.
13 bigo, ne, suited konektorius. Geriausiai. Nepatinka man. Štai čia nedonkinčiau. Argumentai. Nes vis tiek tas big stackas dažnai įsibetins oro ir galėsi sudžeminti, nes jam reikia čia įsibetinti šitoj vietoj. Ai, tiesiog O džeminti, sakai, Kai ne? donkina, tai realiai... Nu, čia kšavą daryčiau. Nu. Ne, šiaip Į čia to- opcija į būtų to- geriausia, pelningiausia. Į to big stacko įsibetą tiesiog, Aha. nes... Matai, kai tu donkini tuos handus, su kuriais tu susidėtum ir į čekšavą, tu vis tiek jų neišmuši. Tai išmuši tik orą, kuris dar kartą įsibetins. Aišku, tada nematai ir turno šitoj vietoj. Prieš tą orą. Bet manau, kad tas big stackas vis tiek dažniau čia pasibetins. Flopė, nes jis vis tiek sausas toks, tai jam čia trečdalį banko labai profitabiliai galima tiesiog įsibetinti ir Mes turim. Aha. tu tiesiog Sutinku. sustums ir tau bus pelningiau. Jo, equity pakankamai dar, nu kažkiek turėsi, žinai, Tai minimaliai. yra du backdoorai visų Jo. pirma, tai dar Ir labai didelis potas, tai tiek ten to equity ir tai reikia iš tikrųjų turėti. Nu ir ką dabar? dar ir tų turnų bus, kad visokių. Nu ir va dabar viskas, čia check foldas lieka šitoj vietoj. Mhm. Ne, tai čia gerai žvalga buvo. Matai, kai tu nebūni sugalvojęs, kad ten galima čikšavint, tu niekada ir nebūtum pagalvojęs, kad ten galima čikšavint. Nu tai jo, čia žinai visą laiką yra, kai... O kai tu atrandi savo arsenalę tokį movą, nu ta prasme tokiam spotą, tai Nu, automatiškai... pradeda apmastyti visus Jo, variantus. kad visai ten aš paflopinęs, kad, žinai, galiu ir kažką nuveikti. 9 bigai, 5 žmonės Šiaip aš- Važiuojam. valiojamės dugne pačiam pagal stekus, tai manau, kad reikia važiuoti. Būtinai. Nebėra ką laukti. Jokio įsėjimo, jokio nieko čia nėra. Reikia rinkti žetonus, kol dar galima. Dabar jau nieks nebeduoda jokių spotų. Aišku, ir nėra handų. Sunku. Sudėti čia nais. Romanai, sudėti čia nais prieš kokį nors platų range. Niekaip. Kam geriau, jeigu pats gali Nu. šipinti, kam čia, žinai, tai. Folding equity 0. Yeah. Ant kiek jis ten daug turėtų atidarinėti, kad, žinai. Atakuoju šortą, nes realiai nebebus ką daugiau atakuotis 4 bigais, dar turim king high, čia viskas tvarkingai. Ir dar triuką pamandai padaryti, man atrodo, ne? Jo, dar triukas. Paėja triukas. Labai gerai. Čia aš sutinku su kolu ir bandymu pagauti kažką plus. Da, jo. Kaip tu, Romanai, manai, ar čia neverta taip? Aš irgi. Čia Sutinku. reverse imply opcija geri, bet... Vis tiek kažkokį equity turim su to handu ir nu kažką jau reikia organizuoti, ne, ir tiesiog. Ir flopus kaip žaidžiam, visus džeminam, nesvarbu ką hitinam, net jeigu street flush'ą hitinam, ar viską čia kolnam, ar kažkaip paskirstom tą range'ą truputėlį. Ten kažką labai stipraus čia kolnam, kažką labai silpno arba vidutinio Ne, džeminam. nu tai eisus kingus irgi galima flatint, kodėlgi. ne. Mhm. Tai šitoj vietoj ką mes darom, hitinam trečią porą ant tokio, ne pačią skaniausią bordą, bet jau ką žinau. Aš tai pasirinkau čia check fold. Ar mes iš viso čia Aš checkfoldinam, irgi sutinku su šitoj vietoj. Per daug toksai, ne Žodžiu- toks flopas kokia. Žodžiu, callinant nebūtina su visais handais, su kuriais tu čia nais bandai įcallinti ir ant visų flopų susidėti. Jo. Tikrai, ne. Dar yra vietos nufoldinti, kad ir kaip čia nesinorėtų foldinti, ne. Nes tiesiog per blogas flopus atsivertė. Okay. Nu va, galėjau ir aš dabar prisijungti jau pilnu pajėgumu. Tu, manau, jau pilnu pajėgumu buvai prisijungęs, o Nu, dabar jau visai tu čia paskutinis. gerų įžvalgų dar. Nu. Tu ir žinai, dar perfrazuosim Martyną, visai tu čia neblogų metų prisijungi jau. Paskutinis handas. Ai, nu jo. Nieko nepadarysi. Nesu. Kitam kartui paliekam. Nesuflipino. Nu tai va, atradom tų klaidų, tikrai, iš tikrųjų buvo tokių ir kosmetinių, ir tokių rimtesnių. Aha. Tėlė yra, kur tobulėt.
faktas, kad tu negribauji visiškai ten, į temą žaidži, bet galima padidinti savo rojų turnyruose. Tai va, šiaip tokių labai žiaurių klaidų aš kažkokių kaip ir nemačiau, tik tais man nepatiko tavo tribet, kur tu tribetinės spotus tos, kur atsirinkinėjai. Jo, ir ten aš jų dažnai išvis nedarau, aš šiaip, tipo, šovai galvo, žinai, reikia pabandyti. Pasieksperimentuot. Ir vat gavos tokia ši situacija, kad dar blogiau pasidariau. Ir su sizingais, biškai ten į didžiąją pusę reikėtų dėti, ten labai daug mini reisų ir ten iš small blindo kartais geriau ten su handais pasilimpint negu betint. Jo. Žodžiu, Aš tai galiu pasakyti konkrečiau, kas man nepatiko iš viso per visą šitą hand history, tai tas flatas King Jacko early game, apsiūtėt iš small blindo, kur ten niekaip nebe toliau netęsiu. Niekaip ir tada tie sizingai, kaip tu jau minėjai, tada Tuzo 10 permušimas riverį, kur ten tripsus turėjai, kur ten nėra iš ko vertės traukti jau. Tik geresnis handus pritraukia į didesnį banką. Tas King Jacko flatinimas, kur tu ne flatinai nuo big blindo, bet įsibeta foldinai. Čia jau didesnis. Aha, ten blogai. Ir Tuzas 10 siūtė ten, kur pafribetinai. Jo, žodžiu, nereikia versti velų į handų į blefus ir atvirkščiai reikia tos, kurie neturi tiek daug velų paversti blefus, jeigu yra tinkama situacija. Ypač kai dar blokeriai yra tokie, tai vis tiek tu foldų susirinksi. Bus pelninga. Ir truputį jaučiasi tas toksai, tu vis tiek sitengau, aš įsivaizduoju, daugiau esi pražaidęs. Sitengau ten tiek nėra daug tų post-flop situacijų ir tu dar neturi tiek daug praktikos išsidėlioti range'us, kas spawno, kas improvino, koks range'as, taip toliau. Ir tu taip... praktikos truks ir taip biški taip aklai karts nuo karto taip tiesiog bedini, nes nebežinai, ką daryti, tai varau bedinu, žinai. Bet čia praktikos reikalas, aišku, reikia tiesiog analizuoti, žinai, dėliotas range'us ir išsidėlios tas mąstymo procesas vis tiek per laiką. Kažkaip tai. Tai va, tai šiaip daugiau nežinau, pastebėjimų tokių aš asmeniškai neturiu. Romanas irgi, manau, pasisakė viską, ką tu pats dar gali pasakyti. Ne, tai iš tikrųjų viskas čia man labai patiko. Gerų įžvalgų čia davėt ir ačiū, čia sugalvojai gerai. Nėra Ja. Tai va, tai tam kartui tiek, ačiū visiems, kas žiūrėjo ir ačiū Martynui, kuris palindo, kaip sakant, po giliotiną šiandien ir leido biškai, žinai, pakraut ant jo, nes visi tų klaidų darom čia, žinai. Nuostabu, tai va. Tai va, gerai, iki kitų kartų visiems. Iki. Iki.